Gerą rytą visiems. Šiandien pradėsime bylos dokumentų analizę ir išvadas analizės. Tai yra policijos registruotų įvykių registre užregistruotas pranešimas. Toliau įvykio tipas smurtas artimoje aplinkoje. Aprašymas: kilo žodinis konfliktas tarp pareiškėjo ir žento dėl buitinių dalykų. Konfliktas įsisprendęs vietoje, daugiau pretenzijų niekas nepareiškė. Smurtas artimoje aplinkoje nepasitvirtino. Kadangi pranešėjas buvo neblaivus, šiam buvo paaiškinta, kad įsiblaivęs galės kreiptis į policijos įstaigą su pareiškimu. Vaikams aplinka saugi, vaikai prižiūrėti į namų, o mums išvykus vaikai jau buvo sumigę. Tai va, toksai yra pranešimas. Ir rugsėjo 1 mes pradėjome leisti vaikus į mokyklą, į darželius. Kadangi vaikai labai dažnai sirgdavo, kol ėjo į mokyklą, aš nusprendžiau, kad gal geriau aš tada pasiliksiu teisę juos mokinti namuose. Pranešiau apie tai mokyklai. Mokykla kreipėsi į vaikų teisės, pranešdama, kad nelanko vaikas mokyklos. Tuom pažeidžiamas buvo nustatytas pažeidžiama teisė į mokslą. Ir po šito įvykio atvyko vaikų teisės specialistai į namus. Čia yra tokia anketa protokoluota, vaiko situacijos aptarimas su vaiku. Bendrauta 22 metų spalio 7 dieną, 14 val. Namuose. Berniukas apsirengęs švariai, tvarkingais rūbais, daug šypsojosi, žaidė su broliu ir seserimi, pasakojo, kad jam patinka eiti į mokyklą, turi draugų. Namuose jis daro namų darbus, žaidžia su broliu, mama gamina valgyti, padeda namuose tvarkytis, išneša šiukšles. Namai tvarkingi, švarūs, visi reikalingi baldai, įranga. Toksai va pranešimas buvo. Paskui po begalinio pokalbio, kaip iš tuščių į kiaurą, nusprendžiau daugiau su jais nekalbėti, kas man duoda teisę į Konstitucijos 31 straipsnis. Ir žodžiu, tada atsirado toksai įgaliotas atstovas tarnybai Kauno miesto, Deividas Aidukas, kuris turi bakalauro diplomą. Nuo 2019 metų baigė bakalauro studijų teisės programą, bakalauro laipsnis. Nu ir jis pradėjo tada šitą visą bylą. Tai šitą visą bylą pradėjo nuo tokios informacijos, kad gauta darželio lopšelio Varlinėlis informacija, kad Benas Vilčinskas ir Luna neina į lopšelio darželio įstaigą. Pabrėžta, priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Tai noriu ir aš pabrėžti, kad privalomas mokslas Lietuvoje yra nuo 7 metų. 22 metų rugsėjo 1 dieną buvo Benui sukakę 6 metai, jam buvo rugpjūčio 6 sukako 6 metai, rugsėjo 1 jis ėjo jau 6 metų į tą ir jau jie sako, kad jam jau buvo privalomas mokslas. Ir privalomas mokslas ne tik, bet dar ir čia yra minima, kad už lankytinas dienas darželėje vis dar nesumokėta. Tai privalomas mokslas yra apmokestinamas ir dar, jeigu tu nevedi į mokamą mokslą, tai dar tave kaltina, kad tu nevedi vaikų į, žodžiu, čia nėra logikos. Tai va, tai žodžiu, jie patys sugalvoja, taip išeina įstatymą, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.
ir dar reikia mokėti už jį. Toliau, čia apie vaikų teisių pažeidimus, kad nuo 22 metų 7.19 iki 22 metų 9.29 vaikų teisių pažeidimų nenustatyta. 23 metų sausio 30 jau buvo nustatyti vaikų teisės pažeidimai Pauliui, Lunai ir Benui. Nustatyti galimi nesmurtiniai vaikų teisių pažeidimai. Toliau rašome, kad čia, kai prasidėjo čia tie visi reidai į namus tų visų tarnybų ir visų kitų, parašyta, su nepilnamečių vaikų susitikti nepavyko, nes tėvai kviečiami į skyrių neatvyko, nesudarė sąlygų pasimatyti su vaiku šeimoje. Tėvai nesudarė sąlygų bendrauti su vaiku. Tai noriu pažymėti, kad tie žmonės, kurie čia, ne žmonės, tie asmenys, kurie čia atėjo, jie visai nepažįstami mano vaikams ir jie reikalauja su jais pasimatyti. Tas pats yra nurodyta Vaikų gerovės centro pastogė vakar įteiktame dokumente. Čia yra parašyta, kad papildomas vaikų emocinės ir psichologinės būklės vertinimo atlikimas, ypač pasirenkant naujus vaikams nepažįstamus asmenys specialistus, būtų netikslingas ir netitiktų geriausių vaikų interesų. Čia taip parašyta šitam dokumente. O jau va čia jie rašo, kad jau mes turėjom sudaryti sąlygas nepažįstamiem asmenim, specialistam sudaryti. Mes jų nesudarėm, nes nematom poreikio. Toliau 23 metų sausio 10 dieną buvo surašyti vaikų teisės Deivido Aiduko administraciniai nusižengimai ir mums išrašytos administracinės baudos. Pirma bauda buvo sausio 10, antra sausio 27, trečia vasario 28, ketvirta kovo 9. Toliau buvo tarnybinis pranešimas balandžio 6 apie tai, kad nebendradarbiavom su specialistais. Toliau balandžio 18 buvo parašytas pareiškimas į policiją, kad padėtų patekti į mūsų namus. Galimai yra pažeistos vaikų teisės, jie yra galimai nesaugus ir panašiai. Tai atvykę pasitelkdami policijos pareigūnus, atvyko vaiko teisų apsaugos specialistai. Aš jų neįleidau, įleidau policininkus. Policininkai apžiūrėjo, pabendravo su vaikais. Yra prieš tai video įdėtas iš to. Viskas čia pas mus buvo gerai, nerado prie ko prisikabinti, nebuvo poreikio atskirti vaikų, jų atimti ir taip toliau. Ir paskui va čia su policininkais atvyko, gavo tarnybinį pranešimą dėl bendravimo su Mindaugu bei nepatekimo į šeimos namus. Paskui balandžio 20 tą pačią dieną kreipėsi į raštą, kad pateiktų video medžiagą, kai buvo tie pareigūnai čia. Toliau rašo, kad motina kviečiama į skyrių neatvyko, lankantį šeimos namuose vyras neleido bendrauti su moterimi. Tėvas kviečiamas į skyrių neatvyko, lankantį šeimos namuose atsisakė bendrauti su specialistu. Toliau vaiko situacijos aptarimas su kitais asmenimis ir ar specialistais. Kreipėsi į Klaipėdos teritorinę ligonių kasą, nes ten yra turbūt bendratis Klaipėdos teritorinė ligonių kasa su mumis. Dėl informacijos pateikimo Klaipėdos teritorinė ligonių kasa atsakė taip: atsakydami į jūsų raštą informuojame, kad informacijos apie m.v, tai yra apie mano asmenį, prisirašymą apie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarančių sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis neturime. Jie neturi apie mane nei vieno įrašo ligoninėje. Asmuo IV yra prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos. Toliau yra pateikta informacija, kad
Inga yra prisirašiusi prie Šilainių poliklinikos. Toliau yra informacijos pateikimo prašė dėl atvykimo pateikti prašymą išduoti asmens dokumentą. Jie kreipėsi į migracijos departamentą ir jiem parašė, kad mes neturime galiojančių asmens dokumentų ir kad nesame pateikę prašymų juos išduoti. Tada jie kreipėsi vaikų teisės į Kauno apskrities vyriausiųjų policijos komisariatą dėl to, kad mes gyvename be galiojančių asmens dokumentų ir kad jie mums skirtų baudas. Taip ir buvo. Toliau, dėl mūsų šeimos. Atsižvelgusi Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto Vaiko teisų apsaugos skyriaus kreipimąsi dėl atvejo vadybininko paskyrimo, 23 metų vasario 10 buvo paskirtas atvejo vadybininkas ir socialinis darbuotojas darbui su Inga ir Mindaugu ir taip toliau ir su mūsų šeima. Ta prasme, jie nusprendė, jie paskyrė, jie atvažiavo ir sako, mūsų paskyrė, mes turim čia eiti, leiskit mus, neleisiu. Atsižvelgiant į tai, kad Mindaugas atsisako bendrauti ir bendradarbiauti su Kauno miesto socialinių paslaugų centro specialistais, nesudaro galimybės apsilankyti šeimos gyvenamojame vietoje, nepavyko įvertinti pagalbos vaikui ir šeimai socialinės priežiūros poreikio atvejo vadybos procesas, Mindaugos ir Ingos šeimai nepradedamas atsižvelgiant į esamą šeimos situaciją bei siekiant užtikrinti vaikų ugdymosi procesą, prašome jūsų imtis priemonių savo kompetencijų ribose. Tai jie, žodžiu, negalėjo nieko pradėti, nes nesurinko jokių duomenų ir negalėjo nieko padaryti, tai reikėjo jiem kažką kitą galvoti daryti. Tada gauta informacija iš Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, kad Vilčinskai Paulius Benas nelanko mokyklos, čia parašyta Paulius 8 metai, Benas 6 metai, nelanko mokyklos bei darželio. Toliau užklausimas apie sveikatą vaikų. Kauno miesto poliklinika teigia, kad Šilainių poliklinika prirašytas nuo 22 metų 6 mėnesio atvyko sveikatos patikrinimui dėl mokyklos 22 metų 6 mėnesio 21 dieną daugiau nesilankė. Benas. Lygiai taip pat su Lūna ir su Paulium. Toliau vaiko apsaugos poreikio vertinimas. Nustatytas vaiko apsaugos poreikis. Sprendimas taikyti vaiko laikinosios priežiūros priemonę netaikyti. Intensyvios pagalbos nebuvo galimybės teikti, vaiko atstovai pagal įstatymą nepriėmė siūlomas pagalbos, nebendradarbiavo, kviečiami į skyrių neatvyko, nesudarė sąlygų bendrauti su vaiku. Toliau rašo rizikos veiksniai. Vaikas sistemingai nelanko švietimo įstaigos, vaiko atstovai pagal įstatymą nuolat vengia kontakto su ugdymo įstaigos specialistais, vaiko privalomų sveikatos patikrinimų ir panašiai. Ir tai daro neigiamą įtaką vaiko augimo, auklėjimo, ugdymo procesų ir vaiko teisių bei geriausių interesų užtikrinimui. Kiti galimi vaiko teisių teisėtų interesų pažeidimai, pavyzdžiui, galimai apribojamos jo galimybės bendrauti su socialinė ir kita aplinka ir panašiai. Tai nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikai šeimai poreikį, socialinę, psichologinę pagalbą. Čia buvo. Toliau dar biškį vėliau jau nustatė keturis vaikų teisių pažeidimai nustatyti. Vaiko teisė mokytis, vaiko teisė būti išklausytam, vaiko teisė į tinkamas gyvenimo sąlygas, vaiko teisė užtikrinimas kitose įstatymuose. Tai dabar vaiko teisė į tinkamas gyvenimo sąlygas. Prieš tai buvo parašyta, kad namai tvarkingi, švarūs, visi reikalingi baldai, įranga yra. Berniukas aprengtas švariais tvarkingais rūbais, daug šypsosi, žaidė su broliu. Tai čia buvo toks, paskui pasidarė, kad jau netinkamas, nors negalėjo nieks įvertinti, kad netinkamas, nes negalėjo patekti į butą, bet kažkaip įvertino, nors negalėjo įvertinti. Toliau rašo, kad nesirūpina vaikų sveikata, nors yra pažymos, kurios nurodo, kad buvo jie patikroj pilnoj toj prieš mokykliniai, ne?
nes kitaip į mokyklą nepriema. Na ir žodžiu, toliau kas vyksta toliau. Toliau jie nustato visus šitus poreikius, bet jiem to neužtenka. Tada pažeidimo data ir laikas. Tada jau pradeda mums rašyti administracinius nusižengimus. Inga, būdama nepilnamečio Pauliaus motina, neužtikrino mokymosi Kauno senamiesčio progimnazijoje, nereagavo į Kauno senamiesčio progimnazijos siunčiamus TAMO elektroninėme dienyne. Tai noriu pabrėžti, kad jinai neprivalo tikrinti to TAMO dienyno ir iš vis neprivalo naudotis to TAMO dienynu, iš vis neprivalo pagal jokį įstatymą. Bet čia nustatė, kad pažeidė įstatymą, kad riboja vaikui į mokslą teisę. Tai Pauliui išrašė baudą, tai yra Ingai išrašė baudą ir man išrašė baudą už tą patį. Ir paskui už Beną tą patį, nors jam nėra privalomas mokslas, nes jam tik 6 metai, o privalomas mokslas nuo 7 metų, bet vis tiek skiria 55 eurų. Žodžiu, jie mums skiria baudas ir tada jie pradeda kreiptis į teismą su leidimu nutartim paimti vaikus. Tai yra, dabar pacituosiu, paskaitysiu, tada jie kreipiasi į teismą, kurie konstatuoja teismas iš byloje pateiktų 23 metų gegužės 4 dienos administracinių nusižengimų registro įrašais apie asmenims registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus už 3 metus. Tai čia, ta prasme, jie išrašė tos administracinius ir pateikė jos teismui, kad mes esame bausti. Toliau, kad vengia vaikų sveikatos patikrinimų, kas prieštarauja faktiniam dokumentam, kas yra parašyta, kad patikrinimai vaikų buvo sveikatos, bei specialistų tarnybiniais pranešimais ir kitais dokumentais. Teismas negali apsiriboti vien tik formalių požymių procedūrinių aspektų patikrinimų, bet turi iš esmės patikrinti ir įvertinti taip pat faktinės konkrečių atvejų susikloščias aplinkybės, faktinė situacija tiek vaiko paėmimo iš jo tėvų momentu, jie dar nebuvo paimti, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu. Tuo atveju, jeigu bylos nagrinėjimo metu faktinė situacija yra pasikeitusi nei buvusi situacija iki vaiko paėmimo metu, jie nebuvo paimti. Luna Benas nelanko priešmokyklinio ugdymo, Lunai 4 metai. Gegužės 23 metų gegužės 4 dieną administracinių nusižengimo registro įrašai Mindaugui ir Ingai registruotus administracinius nusižengimus, pažeidimus, priimtus sprendimus patvirtino, kad Vilčinskų tėvams taikytos administracinės nuobaudos, tačiau vaikai vis tiek nelanko privalomo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo. Tėvai atsisako bendrauti su specialistais, sudaryti sąlygas bendrauti su vaikais. Kauno miesto socialinių paslaugų centro pranešimas patvirtina, kad Mindaugas nurodė, jog jokios institucijos ir įstatymai jiems nenustato, ką jie turi daryti, teigia, jog pats spręs, ar vaikas lankys mokyklą ar ne. Tai čia dabar taip išeina, kad centras pranešė, kad mes tai pranešėm, kad mums negalioja niekas ir visa kita. Nustatyta, kad vaikai Luna Benas nelanko priešmokyklinio ugdymo, vengia vaikų sveikatos patikrinimo, tai daro neigiamą vaikų augimo, auklėjimo ir ugdymo procesui kažką tai. Ir žodžiu, toliau nutarty yra pateikta dar
Byloje pateikti įrodymai rodo, kad nepilnamečiai vaikai nelanko priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų, todėl teismas sprendžia, kad siekiant apginti nepilnamečių vaikų interesus ir jų teisę į mokslą būtina šiuo metu atskirti juos nuo tėvų, kurie daro neigiamą įtaką vaiko augimo, auklėjimo ir ugdymo procesui. Vaiko paėmimas iš šiuo metu jiems nesaugios ir nepriimtinos aplinkos yra tik prevencinė priemonė ir nesukelia negrįžtamų padarinių. Situacijai pasikeitus vaikai nedelsiant grąžinami į šeimą. Vaiko paėmimas iš tėvų nėra bausmė tėvams, siekis paneigti jų valdžią vaikams, nutraukti jų tarpusavio ryšį. Priešingai, tai yra pagalba, kuri teikiama siekiant vieno bendro tikslo atkurti šeimos ryšius. Tai vat, jie gauna tada tą vadinamą šitą nutartį, kuri turi numerį, pasakysiu, numerį turi, paskui pridėsiu gale. Tai vat, jie tada ateina su šitu ir įsibrauna į namus su gaisrininkais, ten visais kitais ir įsiveža vaikus į pastogę. Dabar pastogiai yra sudarytas, jos paėmė šių metų 6.1, o 6.14 yra apklausos protokolas ir darytinos išvados tokios. Kauno miesto vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai vykdant vaiko globos priežiūrą 23 metų 6.13 aplankymo metu Luna Benas Paulius nurodė, kad nelanko ir nenori lankyti ugdymo įstaigos, nes ten duoda uostyti chemiją, nuo kurios vaikai gali numirti. Apie tai jiems pasakojo tėtis, kuris viską žino. Taip pat vaikai susijaudinę pasakojo, kad tėtis jiems sakė, jog jos vaikus pagrobė vaikų teisės ir dabar jie yra vaikų kalėjime ir negali niekur išeiti. Žodžiu, nežinau, kaip čia jie taip sugalvojo, bet parašė, kad visi vaikai sakė, kad neina į mokyklą, todėl kad jiem ten liepia uostyti ir ten kažką tokius brėdus rašo. Toliau šitam pačiam pranešime rašo, kad 23 metų 5 mėnesio 30 dieną teismo nutartis civilinė byloje numeriu ES2 10092 dėl leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą. Jie paėmė tos vaikus ir toliau nustatyta, kad pažeista vaiko teisė būti apsaugotom nuo smurto, kai šią teisę pažeidžia vaiko tėvas. Jie nustatė, kad aš smurtauju prieš savo vaikus. Ir čia visi kaip vienas kažkaip rodo, kad ten duoda uostyti ir valgyti chemiją. Toliau Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyrius 16.15 kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą bei Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrą dėl Mindaugo Vilčinsko galimai psichologinio smurto panaudojimo nepilnamečių Lunos Beno Pauliaus atžvilgių. Žodžiu, jie dabar parašė dar ant manęs, kad aš naudoju psichologinį smurtą prieš savo vaikus. Taip čia piešia, kad aš jos namuose jiem čia smurtą variau, tai jie išgelbėjo vaikus nuo smurto ir tenai, kai nuvežė, ir aš tenai paskui variau ir ten toliau jos smurtą prieš jos variau. Čia jie taip piešia tokį portretą. Toliau Lunos parodymai. Luna teigia, kad čia skaniai duoda valgyti, auklėtojos geros, bet čia atsibodo būti, nori namo. Mama ir tėtis sakė, kad čia yra kalėjimas, mama su tėtis meluoja, vis sako, kad greit pasims. Dažnai sakydavo, negaliu sakyti, tėtis mane saugo. Mergaitė namuose miegodavo su mama, todėl vakare eidama miegoti, jos ilgėjosi ir verkė. Pirminėse konsultacijose vyravo pasimetimas, nesaugumas, baimė. Išsako, kad mama mylimiausias žmogus, jos labai ilgis ir nori namo. Vaiko sveikatos patikrinimą kiek apsunkina tėvų suformuotos nuostatos nesileisti jokioms procedūroms. Kraujo tyrimų atlikti nepavyko, kadangi Luna labai priešinosi. Manome, jog būtų
tikslinga Lunai lankyti vaikų darželį, tačiau tėvai priešinasi bet kokiam vaiko ugdymui. Toliau Beno protokolas. Su vaiku bendrauta 6 mėnesio šių metų 30 dieną. Pastogėje berniukas noriai bendravo, tačiau ne visus žodžius tarė aiškiai suprantamai. Čia viskas gerai, bet norėtų važiuoti namo. Mama dažnai ateina aplankyti, su ja patinka žaisti, su tėčiu kalbasi telefonu, tėvai žadėjo greitai juos pasiimti už 2 dienų, bet jie meluoja, tik sako taip. Nežino, ar norėtų eiti į darželį, nepatinka ten, nes ten duoda kavos. Kai lankė darželį, kavos jam nedavė, bet mama su tėčiu sakė, kad ten duoda kavos. Prie kokios kavos? Kokios kavos? Kas čia per briedas prirašytas? Benas atvykęs į centrą buvo neramus, kalbindamas suposi, gulinėjo 1 dieną susitikimo su tėvais metu, jam nepasibaigus vaikas pats grįžo į skyrių žaisti. Jie čia rašo taip, kad vaikas mūsų net nepasilgo, jis su mumis net nenorėjo būti, kad jisai pabėgo į skyrių. Jam sudėtinga išlaikyti dėmesį, pasireiškia stiprus pykčio priepuolį, agresija, gali daužyti kokį žaislą, konfliktuoja su broliu ir sesė, jei jie nepaklūsta jo įgūdžiam, atiminėja žaislus. Beno kalba sutrikusi, skurdų žodynas, stebimas ribotas kalbos suvokimas. Benui sudėtinga atsiprašyti, jei užgavo kitą vaiką, pradeda verkti, teigia bijantis atsiprašyti. Berniukas centre konsultuojamas psichologo pasako, kad jam centre patinka, yra daug žaislų, laukia tėvų, jaučia namų ilgesį, nerimauja dėl ateities. Vaiko sveikatos patikrinimą, kiek apsunkina tėvų suformuotos nuostatos nesileisti jokiems procedūrams, kraujo tyrimų atlikti nepavyko, kadangi Benas labai priešinasi. Tėvai yra priešiški bet kokiam vaiko sveikatos patikrinimui, mano, kad su jais bus atliekami neteisėti tyrimai. Toliau Paulius. Su vaiku bendrauto tą pačią dieną, 23.6.30. Vaikas nori bendravo, Paulius teigia, kad čia viskas gerai, bet jau nori namo, nes namuose gali su broliu žaisti kompiuteriu iki vakaro kokios 1 valandos, kai būna tamsu, atsikelia dieną, kai būna šviesu 12, namuose turi savo dviratį. Aš galiu pasakyti taip, kad jis tikrai negalėjo tokių nesąmonių pasakyti, kad jisai miega iki kokios, kad žaidžia kompiuteriu iki 1, atsikelia 12. Šiaip tai mes jau 11 būdavome su dviračių papke ir aktyviai leisdavome. Mama atvažiuoja aplankyti kiekvieną dieną, su jie žaidžia šachmatais. Vaikas visus susitikimus su mama praleidžia žaisdamas jos telefonu. Mama atvažiuoja lankyti kiekvieną dieną, žaidžia su jie šachmatais, vaikas visus susitikimus su mama praleidžia žaisdamas jos telefonu. O čia yra vienam lape 2 šitie dalykai. Toliau rašo, kad su tėčiu bendrauja telefonu, nes tėtis negali čia ateiti, tėvai meluoja. Pradžioje Pauliui buvo sudėtinga užmigti. Įvardina, kad centre labai skanus maistas, išlieka šeimos narių ilgesys, nerimas dėl ateities. Vaiko sveikatos patikrinimas, kiek apsunkina tėvų suformuotos nuostatos, neleisti jokiems procedūroms kraujo tyrimų atlikti, tačiau berniukas jaučiasi jautriai reaguoja į menkiausią įbrėžimą. Žodžiu, jiem ten buvo visiems stresas, nes labai priešinosi, jiem ten norėjo durti, jiem patys verkė, tada aš pradėjau klausinėti, tada mane, žodžiu, neleido į šitą visą. Toliau yra dėl tėvų reikalavimo perduoti vaikus. Informuojama, kad 23 metų 7 mėnesio 5 dieną Vaikų gerovės centre Pastogė buvo gautas nepilnamečių vaikų tėvų pranešimas, kurio centras informuojamas, kad 7-9 atliksime religinės krikšto apeigos, kurios suplanuotos vidurdienį. Savo palikuonės pasimsime 8 ryto krikšto apeigoms atlikti, reikės visos dienos, tai yra suplanuota iki 0 minučių po 18 valandos. Iš pranešimo turimo galima suprasti, kad tėvai reikalauja vaikus jiems perduoti, specialistų dalyvavimas apeigose nepageidavimas pridedama. Centrui vertinant Mindaugo elgesį
nuo vaikų apgyvendinimo centre dienos jo savavališkas veiksmus įsivežant mažamečius į centro teritorijos, tėvo neadekvačias reakcijas į situacijas, atsisakymą bendradarbiauti su visomis socialinėmis tarnybomis bei centru. Globos priežiūrių metu priimtas sprendimas dėl kreipimosi į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo kyla pagrįstų abejonių, ar net krikšto apeigose dalyvaujant centro specialistams pavyks užtikrinti minėtų nepilnamečių saugumą ir po apeigų saugiai grįžti į centrą. Centras yra pasiruošęs sudaryti sąlygas tėvams ir jų pasirinktam dvasininkui krikšto apeigoms vaikams atlikti centre arba centro parinktoje bažnyčioje vietoje priklausomai nuo tėvų išpažįstamos religijos. Prašome skubiai išreikšti savo nuomonę dėl Lunos Beno perdavimų tėvam krikšto apeigoms atlikti neprieštarautų vaikų interesams. Jie mums uždraudė vaikus krikštyti, ten melavo, prisimelavo, toliau žinot, gal nežinot, tai galite atsisukti, ten pamatysit. Toliau yra dėl pagrobtų nepilnamečių. Kaip informuojame telefonu, pranešame, kad 23 metų 7 mėnesio 18 dieną 10 val. Ryto Inga ir Mindaugas savavališkai neturėdami tam teisės prie vaikų gerovės centro, toliau centras vartų iš tarnybinio centro automobilio pasigrobė Luną, Beną ir Paulių. Tai jie dabar čia parašė taip, kad mes įsibrovėme į jų automobilį ir iš jo išlupome savo vaikus. Taip nebuvo. Čia vėlgi yra falsifikacija. Toliau dabar, kas vyksta toliau, tai yra ieškinys dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimų ir išlaikymo vaikams priteisimo. Čia mes išdėstame aplinkybės. Deividas Aidukas išdėsto taip. Vilčinskienės ir Vilčinsko šeima skyrių žinoma būtent nuo to ROIK numerio, kai tenai buvo nuo 22.7.19, kai skyriuje buvo gautas policijos registruotų įvykių registre užregistruotos numeris, kur ten taip ir taip smurtas artimoje aplinkoje nepasitvirtino, vaikams apsilinka saugai, vaikai prižiūrėti, pareigūnant išvykstant, vaikai jau buvo sumigę. Toliau čia yra dėl informacijos pateikimo apie Paulių Vilčinską iš jo mokyklos. Parašyta taip, kad mokinys geba skaičiuoti iki 10. Mokinys turi visas mokymosi priemonės prižiūrėtas. Vaikas bendrauja su klasės draugais mokytoju. Toliau rašo, kad gautas pranešimas 22 metų 10.5 skyriuje, kad buvo nustatyta, kad Vilčinskas susikrėtęs pedikuliozė. Tėvai informuoti, kad vaikai mokyklą turi atvesti tik išgydę. Tamo dieninė surašyta kiekvienos dienos veikla, tėvai atsisako tikrinti tamo dieninę. Toliau rašoma, kad vaikas sistemingai nelanko švietimo įstaigos, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties, į ugdymo įstaigą ateina nuolat. Bet nuolat ateina pavargęs, nepasiruošęs ir neaprūpintas reikalingomis priemonėmis. Tai čia yra iš mokyklos blankas, kur rašo, kad jis turi visas mokymosi priemonės ir prižiūrėtas, o čia parašo, kad jisai sistemingai nelanko švietimo įstaigos, bet nuolat į ją ateina pavargęs ir nepasiruošęs ir neaprūpintas. Toliau rašo, kad 22.11 Vilčinskas atsisakė šeimos narius priimti socialinės paslaugos teikančius darbuotojus. 22.11.29 ugdymo įstaiga rašte nurodo, jog mano, kad Pauliaus tėvai galimai neužtikrina savo sūnaus psichologinio, emocinių, socialinių poreikių tenkinimo bei teisės į mokslą. Skyrius nagrinėdamas gautą minėtą pranešimą bandė susisiekti, bet nepavyko susisiekti.
22.12.16 vaikas sistemingai nelanko švietimo įstaigos, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties į ugdymo įstaigą, ateina nuolat pavargęs, nepasiruošęs ar neaprūpintas reikalingomis priemonėmis. 22.12.19 kreipėsi į Kauno miesto socialinių paslaugų dėl atvejo vadybininko paskirimo šeimai. 23 sausio 3 buvo gautas Kauno miesto socialinių paslaugų centro raštas, kuriame nurodoma, Vilčinskai nurodė, kad iš šeimos namus nieko nepriims ir pats niekur nevyks. Skyrius vyr specialistė 23 metų sausio 6 nuvyko į Vilčinskų šeimos namus. M. Vilčinskas uždarė buto duris ir atsisakė bendrauti. 21 sausio 30 gautas Kauno Lopšelio darželio varlinėlis, kuriame nurodoma, mažamečiai Benas Vilčinskas ir Luna Vilčinskaitė nelanko ugdymo įstaigos. Skyrius nagrinėdamas anksčiau nurodytą pranešimą bandė atlikti straipsnėje numatytus veiksmus, tačiau paklausus, ar būtų galima pabendrauti bent su vaikais, vaikų tėvas kartojo, kad į jokius klausimus neatsakinės ir pokalbis buvo baigtas. Nepavykus konstruktyviai pasikalbėti ir suderinti susitikimo laiko su tėvais telefonu, išsiųstas kvietimas registruotų paštu su prašymu atvykti traliatapale. Skyrius užbaigė, toliau nieks neatvyko, nieko nesigavo, skyrius užbaigė vaikų situacijos vertinimą, nustatęs rizikos veiksmį, vaikas nelanko švietimo įstaigos. Į ugdymo įstaigą ateina nuolat pavargęs, nepasiruošęs, neaprūpintas. Toliau 23.2.27 registruotas Kauno miesto socialinių paslaugų centro raštas, kuriame nurodoma, kad bandant susisiekti su Vilčinskiene, atsižvelgus į šias aplinkybės, Kauno miesto socialinių paslaugų centrui nepavyko įvertinti pagalbos vaikui šeimai poreikio, o atveju vadybos procesas šeimos atveju nebuvo pradėtas. Toliau 23 metų 4 dieną gautas Lopšelio varlinėlis raštas, kuriame nurodoma, kad mažamečiai Benas ir Luna nuo spalio mėnesio toliau nelanko ugdymo įstaigos. Toliau 4 mėnesio 7 dieną gautas Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus raštas, kuriame nurodoma, kad Paulius ir Benas nelanko mokyklos, negauna jiems priklausančio privalomo ugdymo. Toliau 23.4.6 raštu skyrius įsiuntė kvietimą Mindaugui ir Ingai atvykti į skyrių, tačiau šeima į skyrių neatvyko. 23.4.18 raštu kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą su prašymu paskirti policijos pareigūnus patekti į butą. Jie pateko, apžiūrėjo, nieko nenustatė, jokių blogų dalykų. Vaikų nebuvo pagrindo paimti. 23.4 mėnesio 20 dieną kartu su policijos pareigūnus nuvykus į namus, esančius ten ir ten, vyras atsisakė sudaryti sąlygas skyriaus specialistai pabendrauti su vaikais. Mindaugas sutiko į namus įsileisti policijos pareigūnus, tačiau skyriaus specialistas į namus neįsileido. Policijos pareigūnų buvo paprašyta įsitikinti, ar vaikai yra ir jiems viskas gerai. Viskas buvo įsitikinta, viskas buvo gerai. Skyrius vadovaujantis 36 straipsnio atliko vaikų situacijos vertinimą. Vaikų situacijos vertinimo metu nustatyti rizikos veiksniai, numatyti aprašo 25.1.1 vaikas sistemingai nelanko švietimo įstaigos, praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties į ugdymo įstaigą, ateina nuolat pavargęs, nepasiruošęs ar neaprūpintas reikalingomis priemonėmis. Vaiko atstovai pagal įstatymą nuolat vengia kontakto su ugdymo įstaigos specialistais, vaiko privalomų sveikatos patikrinimų ir panašiai. Ir tai daro neigiamą įtaką vaiko augimo, auklėjimo, ugdymo procesui ir vaiko teisių bei geriausių interesų užtikrinimui.
Buvo nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui šeimai poreikiai, taip pat nustatyti ir rizikos veiksniai, numatyti vaiko atstovai pagal įstatymą atsisako naudoti tėvų valdžią vaiko atžvilgių, vaiko tėvai atsisako priimti specialistų siūlomą pagalbą reikalingą geriausiams vaiko interesams užtikrinti. Buvo nustatytas vaikų apsaugos poreikis, taikyti vaikų laikinosios priežiūros priemonės skyrius neturėjo galimybės, kadangi vaikų tėvai atsisako bendrauti ir bendradarbiauti su pagalbą šeimai teikiančiais specialistais. Į skyrių neatvyksta, nesudaro galimybių bendrauti su vaikais ir išklausyti jų nuomonių. Skyrius vadovaudamasis vaiko teisų apsaugos 36 prim 3 straipsnių 3 dalim sudarė mobiliąją komandą darbui su šeima. Toliau 23 metų gegužės 2 dieną raštu kreipėsi į Kauno miesto socialinių paslaugų centrą dėl atvejo vadybinio paskyrimo šeimai. 23 gegužės 3 gautas paslaugų centro raštas, kuriame nurodoma, kad mūsų šeimai paskirtas atvejo vadybininkas. Taip pat pažymėtina, kad Inga yra bausta administracinė bauda. Čia visus tos kartus, kur minėjau, kad patys paskyrė, atsižvelgiant į tai, kas išdėstė, į tai, kad situacija šeimoje nepasikeitė, vaikai nelankė ugdymo įstaigų, vaikų tėvai sistemingai vengia kontakto su ugdymo įstaigų personalu, pagalba šeimai teikiančiais specialistais, vaikam nebuvo sudaromos sąlygos socializuotis, o vaikų tėvai naudojo tėvų valdžią priešingai vaikų interesams, nebendradarbiavo, neturėjo galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, neadekvačiai vertino esamą šeimos situaciją, teigia nepripažįstantis Lietuvos Respublikos ir joje galiojančių teisės aktų. Kur tas faktas, reikia pasiaiškinti. Skyrius priėmė sprendimą kreiptis į Kauno apylinkės teismo leidimo paimti nepilnamečius vaikus iš jų tėvų šeimos išdavimo. Dabar pabrėžkite šitą dabar. Kauno apylinkės teismas gegužės 30 nutartimi civilinė byloje numeriu ES2-10-839, o kitam pranešime rašo, kad gauta teismo nutartis civilinė byloje numeriu ES2-10-092, o čia 10-839. Tai dabar jie sukeitė numerius bylų, padarė 2 bylas iš vienos bylos, nes teismas man irgi kažką ten pradėjo buksuoti, kad suklydo numeriukus ten ir taip toliau. Nu tai va, tai žodžiu, tenkino skyriaus prašymą ir išdavė teismo leidimą paimti mažamečius vaikus, Paulių, Beną, iš jų atstovų pagal įstatymą minėta teismo nutartis įsigaliojo birželio 7, įsiteisėjo mažamečiai vaikai, pasitelkiant policijos pareigūnus, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus bei medikus, nuo 6 mėnesio 1 dienos buvo laikinai apgyventyti vaikų gerovės centre pastoviai esančiame Plechavičiaus 21 Kaune. 23.6.2 mažamečiai vaikų tėvai pasitelkę visuomenėje prieštaringai vertinamą asmenį viešoje erdvėje pasivadinasi celofano slapyvardžiu, savavališkai bandė pasiimti mažamečius. Šios savo veiksmus filmuodami viešoje socialinio tinkluose viešino socialiniuose tinkluose. Atvykę policijos pareigūnai užkardė neteisėtus Vilčinskienės ir Vilčinsko veiksmus bei vaikus sugrąžino į vaikų gerovės centrą Pastogę. Noriu pažymėti, kad mes nebuvome jų išvedę ir net neketinome jų iš ten išvesti. Tai yra patvirtinanti medžiaga, yra liudininkai. Čia vėlgi yra sumeluota. Toliau parašyta, kad 23.6.7 potvarkis mažamečiams nustatyta laikinoji globa, laikotarpiu globėjų paskirtas vaikų gerovės centras. Tai čia mero potvarkis. Toliau 6.8 skyriuje gautas Kauno miesto savivaldybės administracijos nekilnojamo turto skyriaus raštas, kuriame nurodoma, kad Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teisė priklausančio buto, kuriame mes buvome,
nuomininkė nevykdo įsipareigojimų ir savivaldybės būtų suadministruoti įmonė vykdanti patalpų apžiūras. Žodžiu, jie nori iškeldinti, pranešė, kad jie nori nutraukti sutartį ir mus visus iškeldinti, bet kadangi su vaikais negali iškeldinti, tai tada jie sugalvojo paimti vaikus ir paskui iškeldinti, nes su vaikais negali iškeldinti. Tai va, tai dabar biškį pertrauką padarysiu, pratęsiu kitoj laidoj, nes yra ką veikti dar biškį. Tai laukite tęsinio ir ką norėjau paprašyti tautos, kreipiuosi į liaudį ir tautą Lietuvos, kas galite, paremkite nurodytų adresų, nes mums reikia sumokėti tą baudą, tai kas galite, tai po eurą, po 2 ar po kiek, prisidėkite, padėkite, kam nesunku ir kas turit galimybę, aišku. Tai padėsite mums išspręsti problemą. O mes padėsime jums išspręsti problemas, jeigu jūs tokių turėsite. Tai čia kaip mainų programa, paslauga už paslaugą. Gerai, tai tiek, laukite kito tęsinio, pratęsiu netrukus, einu trumpą pertrauką padaryti, nes skambinėja man mano darbdavys, reikia turbūt kažką padirbti, tai tiek, pradžiai.